radijo namai. Tai labai gerai. Labas, vaikinai ir merginos. Šiandien mes turime specialią laidą, kurią ves Aguona Ir Lukas. O Lukas tai daugiausiai pasakos, nes ką atsinešė Lukai? Kas čia? Oho! Kaip čia papasakoti klausytojams, kas čia yra? Čia kristalai, bet jie užauginti. Tai ne iš Kretos yra, o iš Lietuvos. Šią kristalį apaukė nuo tokio akmens. Ai, ant tokio akmens užaugo? Ir čia vat. Bet tai ką reiškia kristalai užaugo? Papasakok, Lukai. Čia atrodo akmuo, kaip jisai čia užaugo? Čia akmuo kristalas. Tai ką tu darei, kad jis toks pasidarė? Ar tu čia auginai? Čia tik tai mano tėtis viską daro, nes ten terpyla miltelių kažkokių kristalui, labai nuotinki jie, negalima liesti, akmenukas dar nuotinkesnis, bet jau užauksta, tai vat galima liesti į šitą akmenuką. Taip galima paliesti. O kaip va ta spalva atsiranda? Nes miltelius įpili kažkokius spalvotus ir iš jų susidaro tokie vat kristalai. O tai ant šito miltelio permatomus tokius olivėrė. Ant šalios, o čia violetinė. Kiek čia laiko reikėjo užaugti šitam kristalui? 10. 10 dienų? 10 dienų. Ir kasdien reikėjo jį maitinti? Nereikėjo maitinti, bet tiesiog žiūrėt kaip auga, jeigu pamatai, kad jau kažkoks kristalas toks didėja, tai jau išimti. Tai kristalai vienas, dabar ką dar turi? Taip, ir ką tu šitoj dėžutėje atsinešei? Šiandien iš Kretos tokia kriauklė, bet aš čia pat suratau iš Kanarų salų. Ne Fuerteventura? Taip, Fuerteventura. Ir ten tu radai tokią kriauklę. Radau. Bet kažkokia keista kriauklė, pažiūrėk, Agona, kaip atrodo jinai. Jinai yra Pats su suradau skyle aš pats. Suradau aš taip pat žinau. O kur tu radai, po kokią eglę, pušim ar kur? Ten radau aš kaip ir visur, ten prie jūros. Šia kristalas, šia akmuo, kur šia yra ant jo kristalai. Nu, pažiūrim, o kaip tu šitą radai, papasakok. Kretoj visai šalia prie jūros. Senelis pamatė, čia turbūt sako kristalas. O čia iš Kretos koralas sučiubęs. Čia koralas. O tai jisai ne akmuo? Suakmenėjęs, kaip akmuo. Bet tai kas tie koralai, tu žinai, Agona? Koralai yra toks dalykas, augalai vandens, bet jie yra gyvi ir nors jie ne gyvūnas vandens, bet jis taip juda. Ką dar turi? Kokių dar esi radęs? Šitoks labai įdomus akmenukas, man jisai labai patinka. Va. Ir čia toks juodas, matom, su skylėm. Kaip titnagas kažkoks. Titnagas, o kas yra titnagas? Titnagas yra toksai, mes turim namie titnagą ir su juo galima užkurti ugnis. Su juo galima užkurti? O, tai gali. Skaltai ir dega ugnis. Jo, taip skeli ir tada užsidega ugnis. O tai su šitu, pavyzdžiui, negali? Šitai ne titnagas. Bet tai kuo skiriasi tada, kažin? Tas Titnagas yra ne kristalas. Titnagas yra visas juodas. Titnagas yra uoliena. Gerai, labai įdomus. Ir matot, skiriasi visą laiką, nėra vienodų. Čia toks labai irgi įdomus. Čia patiko toks, nes toks labai švelnus jisai yra. Jūs galite man paaiškinti, kodėl švelnus būna tie akmenys iš vandenyno? Švelnus būna,
visi taip susidaro. Iš kažkokių medžiagų. Čia žiūrėkit, čia tai duot nelabai švelnus, o šitas tai jau toksai Čia švelnesnis. tikrai nešvelnus. Buvom nuvažiavę į tarpeklį ir suradom šitą. Kas ten per tarpeklis? Tarpeklis yra, kur tokios solos yra ir ten yra labai statu. O tai klausyk, tu gal jau žinai, kaip tokie tarpekliai žemėje atsiranda. Kaip va ten tu dabar buvai? Tarpekliai atsiranda iš sluoksnių, nežinau, turbūt agoną paklausti. Agona, tu žinai, kaip atsiranda tarpekliai? Manau, kad, aš tik pasakysiu, ką manau. Aš manau, kad būna žemėje akmuo. Taip. Tas akmuo kyla į viršų ir taip biškį pasidaro tokia skylė. To akmens skylė pasidaro. Kai jūs vykote dabar su mokytoja Lina į tą apžiūrėti, Labai mažai. ten sakė skardis kažkoks buvo. Skardis buvo, nes tai ten kodėl? tarpeklis. Ten jom žemyn, nes tas skardis yra prie Kauno marių. Taip. Fosilijai rado. O kas yra fosilija? Tokie kaulai žuvies. Žuvies kaulai, kurie buvo senovai ir išlenda į žemę. Čia yra lava. O, iš kur dabar ta lava čia? Čia su akmenimis. Bet tai lava ne raudona kokia? Ne, Aš žinau, taigi mes buvom ten ir fikite. Aš sustingusi. Čia sustingusi. Ai, čia jau, bet tai pažiūrėkit, kokia kitokia lava, nei tie akmenys. Burbuliukai tokie. O tai ką žin, akmenys jaučia ką nors? Mato? Nieko nemato. Nieko nemato. Aš esu mačius tokį filmą. Gal ir jūs matė. Ten apie dvi seses, kur yra akmenys atsikelia ir nykštukais pasidaro. Iš tikrųjų, ne. Taip nebūna? Ne. Bet jie gal Ai, žinau, čia iš Elzos, kur mes turim tą knygą, kur atrieda tokį samanoti akmenys ir po to atsikelia nykštukai. O, deimantas gal čia. O kur randa deimantus, jūs žinot? Nežinau. Man atrodo, kad po žemę. Gali būti, Lukai, kad deimantus po Tikrai žemę. Po žemę. O kaip jie supranta, kur tada ieškoti? Jie tiesiog kasasi belę, kur ir gal randa, O tai apie auksą, ką nors žinote jūs? Aš ten girdėjau, juos irgi kažkur kasa. Auksas yra ne kristalas. Auksas yra metalas. Kuris yra. Ne, auksas nėra metalas, auksas yra minkštas metalas. Nes kai tu kandi, tau lieka to žymės dantų. Žinai, aš tau pasakysiu tokią paslaptį, Lukai. O tu žinojai, kad visi sportininkai, kurie gauna aukso medalius, tik tai tikrina, ar jisai minkštas. Kodėl? Tai fotkinasi. Jie tu žinojai, kad tikrina dantimis tą auksą. Radijo namai. Tai labai gerai.